jeigu žiūrėtumėm iš evoliucinės perspektyvos, tai vyras siekia moters, visų moterų, siekia kažkaip užkariauti ir būti, ar ne? Ir mes galėtumėm žiūrėti šiaip į poros santykius arba į mūsų kaip žmogaus, kad turėtumėm 3 pagrindinius poreikius, kuriuos aš norėčiau ir turėčiau išpildyti, kad galėčiau sėkmingai judėti, kad galėčiau būti laimingas. Tai vienas iš jų būtų autonomijos, kitas būtų kompetencijos ir trečias to sąryšingumo, tokio ryšio. Dažniausiai žmonės, kada ieško antros pusės, ieško su kuo pasengti. Tam buvo siūlymas, o jūs ieškokit to žmogaus, su kuriuo galit vėl būti vaiku. Iki tam tikro amžiaus mes negebame suprasti, kas mes esame. Ir tik tai, pavyzdžiui, ties 40, ties 45 mes galime tikrai suprasti, ko aš noriu. Sveiki visi, šiandien sveikiname su Ryčiu Jankausku, šeimos ir vaikų paauglių psichologu. Tai šiandien paliesim tokias temas kaip santykių krizė, vyrų vienišumas, vyrų sąmoningumas ir paauglių ir vaikų psichologija. Taip, ir kaip visada labai kviečiame pasekti, palaikinti, jeigu jums šis turinys naudingas ir įdomus. Ir taip pat labai dėkojom Studio in Light, šiai nuostabiai erdvei, kuri mus pasikvietė ir leido čia būti. Tai ačiū labai. Tai labas Ryti. Labas. Gal kažką dar pridėsi, ko nepaminėjom apie tave, su kuo tu dažniausiai dirbi, su kuo susiduri šiai dienai? Taip. Na tai tikrai puikiai atspindėjai, kaip paminėjai, kad su vaikų ir paauglių psichologas. Tai čia yra tokia mano pagrindinė dalis, kad daugiausiai ir dirbu su vaikais, su paaugliais, taip pat su šeimomis, nes tikrai tikiu, kad kartais neužtenka pažiūrėti tik iš vienos perspektyvos, tik iš vaiko, paauglio, tik iš tėvų, bet kartais reikia to sisteminio tokio požiūrio, kas kartais su šeima padeda pasiekti tų tikslų. Tuo pačiu dabar esu ir tarptautinio bakalaureato psichologijos mokytojas. Tai taip pat moku 11-12 klases, tai truputį giliau bandau suprasti ne tik tai žmogų, kai sėdi vienas prieš mane, bet taip pat kaip ir grupė mokinių, kurie bando suprasti, kas tos psichologijos teorijos arba kaip jas galima pritaikyti. Aš čia ruošiantis šitam podcast'ui pasiruošiau šiek tiek tokios kaip ir statistikos, ką minėjau, pasidalinsiu. Tai ta statistika iš tiesų yra liūdnoka, kad Lietuvoje skyrybų įvyksta 7,000 per metus. Pusė iš jų įvyksta, kai vaikai dar yra nepilnamečiai. Ir to pasekoje, ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje dabar tokia populiari tema vyrų vienišumo krizė. Nes daugiausiai skyrybų inicijuoja moteris. Moterim gal lengviau šiek tiek po skyrybų, nes jos daugiau bendraujančios, yra daugiau socializuojančios. Turi daugiau resursų. Taip, o vyrai lieka tokie šiek tiek nuošalyje. Ir kaip tu manai, kodėl atsirado ta vyrų vienišumo krizė, ar pats jauti tą iš savo klientų? Taip. Na, iš vienos perspektyvos, tai man atrodo labai svarbu pažvelgti ir į pačią statistiką. Ar vyro vienišumas yra tikrai taip reikšmingai didesnis negu moterų vienišumas. Tai jeigu pažiūrėtumėm į tyrimus, į meta analizės, tai dažnai matoma, kad tam tikrose vyro amžiaus grupėse vyrai matomi yra labiau vieniši negu moteris ir bendrai, kad vienišumas yra mūsų dabartinė didelė problema, apie kurią mes turėtumėm kalbėti, ir kartais net tyrimai rodo, kad ne lytis, bet amžius išskiria, kada mes esame vienišesni. Pavyzdžiui, kad vyrai, kiek skaičiau, tarp 16 ar 13 ir 29 yra labiau vieniši, bet tuo metu moterys senatvėje virš 65 metų jaučiasi vienišesnės už vyrus. Tai labai svarbu būtų atkreipti dėmesį, kada mes kalbam ar apie paauglius, ar apie jaunus suaugusius, ar mes kalbam apie vyresnius žmonės. Tai kiekvienas susiduria su savo iššūkiais ir susiduria su savo iššūkiais dėl įvairių priežasčių. Ar tai būtų socialinės medijos, ar tai būtų mažas socialinis ratas, kai mes matom senatvėje, kad būna sudėtinga surasti vienaminčių, sudėtinga surasti žmonių, kurie turėtų
panašius pomėgius, ar tiesiog išklausyti? Aš kiek irgi žiūrėjau statistiką, tai daugiausiai žmonės vieniši jaučiasi nuo 30, ypatingai kai būna tam gyvenimo periode, kada atrodo šeima sukurta, karjera kaip jau yra ir kas tada. Pasižiūriu, kad draugų sumažėja, nes kiekvienas savo rate, savo burbulę užsisukė, nebėra laiko. Aš pati pastebiu, kad kartais derint laiką su draugais užtrunka porą savaičių ar ten net mėnesį, kur jau į kalendorių turi susirašyti, kada tu susitiksi su draugais, o kai esi paauglys ar studentas, tai tiesiog skambutis, ką veiki šiandien susitinkam. Taip, ir ženkliai paprasčiau. Bet aš ką pastebiu vyro vienišumo krizėje, tai kad vis tiek daugelį skyrybų inicijuoja moteris, kaip bebūtų liūdna, gal moteris daugiau tokį paskutinį tą tašką uždeda, nes iki skyrybų santykiai prastėja apie 6 metus. Čia kažkokia statistika irgi buvo atlikta, irgi įdomu, kaip jie darė, ten tas visas apklausas ir panašiai, bet gal tai iš dalies dar susiję su ta atėjusia tokia banga. Negaliu pasakyti, kad feminizmas, nes feminizmas mano supratimu yra daugiau ėjimas už lygybę. Ne tai, kad lygybė, kad mes vyras ir moteris yra lygus, bet kad turi lygias teisės. Lygias galimybės. Lygias galimybės, taip. Ir moteris šiai dienai aš matau, kad yra šiek tiek pavargusios nuo to, kad jos turi ir dirbti, ir daugiau darbų atlikti namuose, ir auginti vaikus ir panašiai, nes kiek turiu draugų tiek vyrų, tiek moterų, tai pastebiu, kad moteris po skyrybų sako, man dabar yra paprasčiau, laisviau, aš turiu daugiau laisvo laiko ir jos atsigauna, o vyrai atvirkščiai kaip tik skundžiasi, kad jie jau nebeturi laiko, nes reikia būti su vaikais ir taip toliau. Tai gal iš šitos pusės kažkaip galim, kokia tavo nuomonė? Taip. Na, tai pirmą labai norėtųsi atkreipti dėmesį į tą pirmą dalį, kai kalbėjom, kada žmonės jaučiasi labiausiai vieniši, kokio raidos etape. Tai man atrodo labai svarbu suprasti, kad mes turim tokią bendrą epidemiją, tokio vienišumo, sakykime, įvairiose raidos amžiuose. Ir net jeigu dabar atrodo, tau 13 ar tau yra 16 ir tu gali susitikti kiekvieną dieną su savo draugais mokykloje ar už mokyklos, bet paaugliai jaučiasi gan vieniši ir tai prisideda ir socialinės medijos ir mūsų mažesnis gebėjimas socializuotis realybėje arba kiti lūkesčiai ir iššūkiai ir tuo pačiu per kiekvieną raidos etapą, net yra pagal Eriksoną iš esmės žiūrima, kad kiekvienas amžiaus toks krizinis etapas ateina ir mes jeigu sugebam jį pereiti, tai tada mes galim laisvai judėti, bet ateina ta krizė, virš 30 ateina ir tu pradedi galvoti, aš padariau vieną dalyką, ką norėjau, kitą dalyką ir staiga dabar galvoju, ar gyvendamas stabiliai, ar tai mane tenkina. Ar ne? Ir tada aš stabiliai judu, turiu šeimą, turiu darbą ir taip toliau, o tada ateina žiūriu 45 ar 50 ir aš tada atsisuku atgal ir pasižiūriu, ar tai, kaip aš gyvenau, ar tikrai mane džiugina ir ar vis tik draugai, su kuriais aš nebebendrauju dėl vieno ar kito dalyko, ar jų norėčiau. Žinai? Tas labai labai svarbu atkreipti dėmesį, kad mes per kiekvieną laikotarpį turime įgyvendinti vis kitokius savo iššūkius arba kažkokias misijas. Ir kartais užstringam. Ir tas užstrigimas būna dėl įvairių priežasčių ir tikrai tas vienišumas yra pastebimas kasdienai. O kalbant apie vyrų perspektyvą ir tas skyrybas, ar ne, kad tikrai didelė dalis. Dažniausiai vidutiniškai Lietuvoje išsiskiriama po 12 metų santuokos. Ir paminėjai, kad 6 metai yra tas laikotarpis, kai tada moteris pradeda galvoti, kad kažkokie mano poreikiai, su kuriais aš atėjau, lieka neišpildyti. Ir mes galėtumėm žiūrėti šiaip į poros santykius arba į mūsų kaip žmogaus, kad turėtumėm 3 pagrindinius poreikius, kuriuos aš norėčiau ir turėčiau išpildyti, kad galėčiau sėkmingai judėti, kad galėčiau būti laimingas. Tai vienas iš jų būtų autonomijos, kitas būtų kompetencijos ir trečias to sąryšingumo, tokio ryšio.
Ir jeigu žiūrėtumėm į poros santykius, ne, ir atrodo, iš pradžių ateinu, labai noriu, man patinka tas žmogus, aš esu pasiruošęs padaryti viską, kad tas žmogus būtų mano, kad mes būtumėm kartu. Ir taip nutinka. Valio, aš padariau viską. Ir tada paskui pradedu galvoti, ar dabar, kai jau truputį susigulėjo tie santykiai ir pradedu suprasti, kad ne tik tai aš noriu to žmogaus, bet norėčiau, kad ir jis norėtų, ji norėtų. Kad kažkaip realybė truputėlį pradeda ryškėti. Taip, pradeda ryškėti mano poreikiai ir kaip aš jaučiuosi visame tame procese. Ir kartais taip nutinka, kad atsiranda kažkokie kiti dalykai, kurie nukreipia dėmesį. Pavyzdžiui, santuoka, buto namo įsirengimas, vaiko gimimas, įvairūs kiti dalykai, kurie užima, atrodo, mano dėmesį ir tada aš gal ir net nelabai vėl turiu galimybės kada galvoti apie savo poreikius, ko aš noriu. Bet kai ateina vėl tas laikas, ne, kai truputį sustoju, atsisėdu ir galvoju, ar tikrai yra taip, kaip aš norėčiau, arba net galiu užduoti klausimą, ko aš norėčiau. Ir tada iškyla toks paieška savyje, ar tie pokalbiai, kuriuos turiu, ar tie pomėgiai, kuriuos kartu su savo antrąja pusė turiu, ar tas gyvenimas, kurį aš kuriu, ar jis atitinka mano norus ir tada įvyksta galbūt tas toks mintis, kad manęs tai netenkina. Arba tenkina nepilnai. Ir tada klausimas, ką aš galiu su tuo daryti. Žinai, ar gali tenkinti pilnai? Čia irgi toksai. Aš manau, kad jeigu aplamai mes į santykį ateinam užpildyti tam tikrą trūkumą ir aš esu skaičius tokią knygą, neprisiminsiu, kas parašė ją, bet santykių labirintai vadinasi. Man patiko ta mintis, kad realiai mes į santykį ateinam užsipildyti tam tikrų vaikystės traumų ir realiai mūsų partneris yra projekcija į mūsų tėvus. Tai klausimas, ar gali tas partneris mūsų tas visas tuščias vietas užpildyti, nes neįmanoma, kad mus kažkas mylėtų būtent taip, kaip mums reikia. Taip. Čia įdomi perspektyva. Iš esmės galėtumėm žiūrėti į tą perspektyvą, lyg mums kažko trūksta. Ir, kaip eina tas mitas, kad anksčiau mes buvom, du asmenys buvo viename. Ir tada, man atrodo, čia kilęs iš graikų ar panašiai. Ir tada staiga taip nutiko, kad iš to vienos būtybės, kuri buvo sudaryta iš dviejų lyg ir žmonių, atsiskyrė. Ir kad mūsų misija yra surasti vėl tą antrąją savo pusę, kad būtumėm užpildyti ir pilni. Iš kitos perspektyvos galėtumėm žiūrėti, kad aš galiu pilnai gyventi ir būti vienas, bet galbūt negaliu išpildyti pilno potencialo. Aš esu pakankamai geras, aš esu pakankamai svarbus ir vienas, bet antra pusė man leidžia būti labiau, stipriau. Atsiskleisti dar net. Labiau atsiskleisti, ne? Ir tada tokiu būdu galim žiūrėti, kiek stipriai man leidžia atsiskleisti, ne, tas žmogus. Bet vis tiek, man atrodo, svarbu žiūrėti iš savo perspektyvos, ne, ko aš noriu ir ar aš galiu tai iškomunikuoti ir ar aš galiu susitarti. Nes santykiai tai yra apie du žmonės, gali būti ir daugiau žmonių, bet tai yra apie susitarimą. Apie susitarimą, ko aš norėčiau, apie susitarimą, ko kitas žmogus norėtų. Bet žiūrėk, jeigu mes visada galvosim tik tai iš savo perspektyvos, ko aš noriu, kaip tarkim ir versle, ar ne? Kartais santykius aš prilyginu verslo kažkokie susitarimai, nes realiai santuoka ir kilo iš to, kad tai buvo verslo dalis kažkada ten karalystėse, kada dalinos ir taip toliau. Tai jeigu aš ateinu verslo susitikimą ir tik tai sakau, man reikia to ir ano, tai ar man ta kita pusė tą duos, vargu ar taip dėrybos įvyks, ar ne? Bet jeigu mes pradėsim galvoti, o ko mano partneris nori, ir daugiau galvoti ne apie save, o aplamai, kad mes esam viena komanda ir mes turim siekti bendrų tikslų kaip komanda ir kas dėl komandos būtų geriausia. Tai man atrodo, tie susitarimai įvyktų lengviau. Na, ką turėjau omeny ir man atrodo, kas svarbu yra, kad aš galvodamas, aš suprasdamas save, galiu gebėti ne tik tai aiškiai iškomunikuoti, ko man reikia kaip žmogui,
bet to pačiu, ką aš galiu suteikti, ką aš galiu duoti, kokie mano yra resursai ir ko mes galėtumėm siekti kartu. Versle itin svarbu, ne? Aš ateinu ir sakau, man reikia šito. O tu tada sakai, kad man reikia šito. Ir tada mes bandome suprasti, kaip vienas kitą galime atliepti. Ir dėl to žinoma, kad svarbus požiūris į kitą. Žinoma, svarbu, kad aš noriu nuoširdžiai būti su to žmogumi, aš myliu tą žmogų, dėl to noriu padaryti viską, kad tik tai tas žmogus galėtų jaustis laimingas, ar ne? Bet kartais, man atrodo, mes per daug galvojam apie kitus iš tos blogosios pusės, kad mes nepasitikim, kad kitas žmogus gali pats išsakyti savo poreikius, arba nepasitikim ir priimam už kitą žmogų sprendimus, sakydama, kad aš taip elgiuosi, nes tau to reikia. Bet ar tai nėra taip egoistiška? Ar tai nėra prisėmimas atsakomybės, kurios nereikia? Ir gal tam žmogui visai kažko kito reikia. Taip. Tai ta pati komunikacija, nes iš tikrųjų net ir savo santykiuose esu tą tikrai pastebėjus, kad vis dėlto būtent tai yra svarbu, kad iš viso žiūriu tai kaip į partnerystę, kaip į komandą, ką ir tu, Indre, minėjai, kad yra kaip du vienetai, kuriem turi būti visų pirma tiesiog gera būti kartu, turi būti labai daug bendro, kiek įmanoma to bendrumo. Bent jau iš mano patirties ir tada tikrai pastebėti vienas kito poreikius, tą labai tokia paprastąją prasme, bet iš tikrųjų čia gali labai išsiplėsti poreikis, ten tiesiog kalbant apie laisvalaikį ar ten apie daug gilesnius dalykus, ten apie bendravimą ir visą ką. Tai kai tikrai atsiranda tas mečas, tai man net toks, aš ką pastebėjau savo santyki, kad man mano žmogus yra man pačiu mano geriausias draugas. Tai toks, kur taip atitinka ir bendra vizija, ir veiklos, ir požiūris, ir visa kas, kad tada tiesiog tą visą gyvenimo kelionę gali kartu ir bildinti. Bet tikrai taip yra labai reikalinga suprasti tą vienas kito, ko tam žmogui reikia, ko man reikia ir tada susisinkinti. Man tai labai patiko vienas toks pasakymas, irgi kažkokio psichoterapeuto, kažkokioje knygoje perskaičiau, kad dažniausiai žmonės, kada ieško antros pusės, ieško su kuo pasengti. Tam buvo siūlymas, o jūs ieškokit to žmogaus, su kuriuo galit vėl būti vaiku. Tuo, kur atsiskleistų jūsų vidinis vaikas. Ir aš kažkaip nuo to momento, perskaičius tą knygą, tikrai antroj pusėj pradėjau matyti tą mažą vaiką ir tą mažą vaiką įsimylėti ir pati būti ta maža mergaitė santykyje ir tada visai kitaip. Bet vėlgi turbūt sugrįšiu prie to paties klausimo, ką aš noriu išlukštenti šiandien, tai kodėl tų skyrybų skaičius šiai dienai tiek smarkiai didėja ir vienišų žmonių pasaulyje gyvena vis daugiau. Skandinavų šalyse apie 50% namų ūkių yra, kur sudaro vienas asmuo. Pietų Korėjoje, čia nesenai tokį reelsą žiūrėjau, nežinau kiek iš tiesų yra tiesos, bet Pietų Korėjoje vyriausybė moka pinigus žmonėm, kad jie atsisiųstų dating appsą ir nueitų į pasimatymą, nes jiems to jau net nebereikia. Tai tas pats ir Lietuvoje, ar ne, kiek gimstamumas yra sumažėjęs, skyrybų įvyksta ir kaip tos skyrybos įtakoja vėliau vaikų ir paauglių psichologiją. Šiek tiek prieisim prie tos temos. Ir kas Marijampolėje atsitiko ir aplamai, kas vyksta vakarų šalyse ir jau ateina ir iki mūsų, ir kas vyksta su paauglių psichologija. Bet realiai kokia yra dabar pagrindinė priežastis, kodėl tų skyrybų padaugėjo? Na, man atrodo, kas svarbu iš psichologijos perspektyvos, kad nėra vienareikšmiškų atsakymų, ar ne, kad mes turėtumėm žiūrėti iš įvairių perspektyvų, turėtumėm žiūrėti ir iš to paties emancipacijos perspektyvos, o ne, kad moteris pagaliau gali rinktis, kad turi galimybę, iš tos pačios ir praktinės perspektyvos, o ne, kad vis tiek santuoka nuo pat senyvųjų amžių buvo apie tą tokį ir pragmatiškumą, ar ne, kiek ko man reikia, kiek man apsimoka ir priklausomai nuo kultūrų. Turėjau labai gerą pokalbį su pakistaniečiu vienu ir mes kalbėjome apie meilę ir kas tai yra meilė ir ar vis tik tu įsimyli, pamatydamas, susibendraudamas su tuo žmogumi ir tada sudarai tą santuoką, ar vis tik
tave suveda ir tu gali su bet kuo sudaryti tą santuoką ir mylėti bet kokį žmogų, jeigu tik tai įdedi į tai pastangų. Ar ne? Tai labai svarbu ir tas kultūriniai perspektyvų keliai. Tuo pačiu ir labai svarbu suprasti ir mūsų gebėjimus, mūsų komunikaciją, kas vyksta, kad žmonės skiriasi, kaip mes galime prieiti prie to, kad sumažėtų galbūt tų skirybų, ne? Nes dažnai, ką matom... Bet komunikacijos, pavyzdžiui, net nemokinam mokykloje, ar ne? Komunikacijos mes išmokstam šeimoje daugiausia, ar ne? Ir kai pasižiūrėtumėm, tarkim, mūsų tėvų kartas, tai tos komunikacijos nedaug ir būdavo, nes tėvai daug dirbdavo. Jeigu tai vykdavo kažkokie kivirčai, ar mes matydavom, kaip jie taikosi, kaip sprendžia problemas. Tai būtent, aš tik norėjau pakomentuoti apie tai, kad man atrodo tos skyrybos dabar didėjančios, kodėl man taip rodosi, kad jos atsiranda dėl to, kad žmonės sąmoningėja ir atsižvelgia galų gale į save vis labiau. Nes tikrai labai, ką tu ir pradžių minėjai, labai iš eigos viskas vykdavo seniau. Čia aš gal žiūriu kaip pagal kartas, turbūt gal ten jeigu, nežinau, ten 20 kelių dabar kitokiasi, galbūt kita situacija, bet tarkim paimkim tie, kurie yra ten apie 40 metų ir jau dabar skiriasi, tai bet man atrodo, kad tikrai buvo to dar sociumo spaudimo tais laikais daug, kad, kada vaikai, nes pirma dabar jau vaikus apskritai gimdoma daug vėliau, seniau kitaip būdavo ir žmonės dabar jau ten viską susibildinę, kai viskas aplinkui sąmoningėja ir visuomenė ir panašiai, ir jie patys sąmoningėja ir atsižvelgia į save, tada pradeda ir klausinėti, o kodėl aš esu iš to žmogum, o kodėl aš iš toje santuokoje. Bet kažkaip man atrodo, kad čia galim ir su tuo dar sieti. Ir tai yra tikrai dalis, ne, kad labai svarbu pasižiūrėti iš visų perspektyvų, nes vieno tikrai sąmoningumas pats iš savęs, jis nėra toks didelis, kad sakytumėm, kad šita dalis ir turi pagrindinę įtaką skyryboms. Kad čia jau visi nušvito. Taip, kad staiga kažkas tokio atsitiko, kad mes įžvelgiam save ir savo stiprybės ir savo silpnybės, dėl to kažkaip mums netinka, nes galbūt tada būtų klausimas, o tai kas atsitiko, kad tu ne tą žmogų tada atradai, ne, kas atsitiko, kad tau prireikė tų 10 metų, kad tu suprastum, kad vis tik kažkas ne taip. Nors yra kitų perspektyvų, pavyzdžiui, kai kurie egzistencialistai sako, kad iki tam tikro amžiaus mes negebame suprasti, kas mes esame. Ir tik tai, pavyzdžiui, ties 45 mes galime tikrai suprasti, ko aš noriu. Ne? Ir tai, kokius sprendimus priėmiau 28 ir kokie sprendimai ir ko aš noriu 45 gali labai reikšmingai skirtis. Ne? Ir jeigu anksčiau nebuvo galimybių skirtis arba kažkas neleido priimti to sprendimo, kuris šiaip skirtybos visiems yra labai sunkus. Ir nekalbant apie vaikus, kurie dažnai būna įkaitai viso šito proceso, bet niekas nenori skirtis. Tai nėra smagu. Tai klausimas, kas atsitinka, kad aš atėjau iki tos santuokos ir kas atsitinka, kad man nebeišeina išbūti, labiau kažkaip atima, skaudina, man kelia įtampą, negu mane kažkaip pakelia, negu man neprideda kažko, ko aš galbūt norėčiau. Ir tada to 6 metus aš vis galvoju ir kovoju, ar aš tikrai to noriu, gal nenoriu, gal aš turiu kažką padaryti ir gal po metų kažkas bus kitaip ar ne, ir daug gyvenime įvykių vyksta ir, iš tikrųjų, nėra tokio lengvo atsakymo ir tikriausiai tie 6 metai nebūna taip atsitinka, kad staiga aš atsikeliu ir suprantu, kad ne. Man nepatinka. Šiandien aš žinau, kad man nebepatinka ir aš nieko nebedarysiu. O taip, skyrybos ne per vieną dieną įvyksta. Ir didelė tikimybė, kad jeigu abu pripažintumėm ir sakytumėm, kai tie 6 metai sukanka ir aš staiga atsikėlę suprantu, kad man taip nepatinka, kas atsitiktų, jeigu aš gebėčiau paimti ir tai pasakyti. Sakyti, nežinau, kas vyksta, iki galo nesuprantu, kokios mano mintis, bet mane tai siutina. Aš nebenoriu būti kančioje, nebenoriu kiekvieną dieną atsikelti, suirzęs ir bandyti kažką išspausti. Ką darom?
Žinai, aš susiduriu ir su kita tokia perspektyva, kad vyrai sako, kad čia skyrybos atsitiko iš niekur nieko, man jinai nieko nesakė, čia kaip iš giedro dangaus. Ir tada tu kalbi su kita pusė, kur ten tikrai ne iš giedro dangaus, tikrai ilgą laiką buvo negeri dalykai. Ir moteris dažniausiai, vis tiek jos kažkaip iškomunikuoja, bet dažnai būna, kad kita pusė net negirdi, net nepastebi. Ir išgirsta tik tai tada, kada jau praktiškai būna per vėlu. Kodėl taip įvyksta? Ar čia nuo to, kad skiriasi vyrų ir mergaičių auklėjimas ir dar tas toksai ankstesnis auklėjimas buvo, kad berniukams čia apie jausmus nedera kalbėti, kad čia verkti negražu ir taip toliau. Ir tada jie net kartais atrodo, kad net negeba atpažinti savo kažkokių jausmų, poreikių. Ir kada tu negebi atpažinti savo jausmų, poreikių, kaip tu atpažinsi pas kitą. Čia tai jau tikrai, jeigu man neišeina suprasti, kas vyksta, manyje tai tikrai sudėtinga suprasti, kas vyksta kitame. Bet klausimas, kas vyksta, kad vienas žmogus komunikuoja, bet nepavyksta iškomunikuoti, kitas žmogus klausosi, bet nepavyksta išgirsti. Ir galėtumėm įvairių priežasčių surasti, ne? Bet nėra vienos pusės, kuri būtų, tik tai kalta. Tai tikrai, kai žmogus, kai vyras sako, kad, aš nesupratau, kas vyksta, tai didelė tikimybė, kad jis tikrai nesuprato. Kai jisai kaltina ir sako, savo žmonai, kad, kad tu man nieko nesakei, tai didelė tikimybė, kad jis ginasi ir galbūt jis sakė, bet jis negebėjo to priimti. Lygiai taip pat kaip galbūt ir moteris sakydama ir komunikuodama, kokie jos yra poreikiai, tai sunku padaryti. Tai nebūtinai irgi pavyksta tinkamai ir gerai iškomunikuoti taip, kad kitas priimtų. Antra svarbi dalis yra, kad mes esam linkę palaikyti homostazę. Įsivaizduok, kiekvieną dieną yra daug įvairių iššūkių ir ko mažiausiai norisi, tai pokyčio. Norisi, kad viskas vyktų taip, kaip vyko, nes aš jau tiek daug stengiausi, kad, iš vyro perspektyvos tiek daug stengiausi, kad ta moteris, kuri man taip patinka, kad mes būtumėm kartu, atliepti jos poreikius, kaip aš juos suprantu. Ir atrodo, kad, viskas yra gerai, aš tiek daug einu į tą darbą, tiek daug galvoju apie pinigus, apie būstą, apie keliones ir dabar tu sakai, kad kažkas vyksta? Atrodo, ne, tai negali tai būti. Ir jeigu net ateina ta žinutė, kad kažkas ne taip, tai, tai gal ir praeis. Nes gali būti, kad man reiks keisti savo gyvenimo stilių, kad galėčiau išspręsti tą problemą, bet tas pokytis yra labai sunkus, dėl to aš stengiuosi neišgirsti galbūt, aš stengiuosi atsitraukti, stengiuosi pabėgti, kad tik tai ta problema, kuri tikiuosi, darau tokią mąstymo klaidą, kad galbūt nieko neatsitiks, nes kalba ir tada problema tikrai išlenda iki tos ribos, kai jau kažkaip kelio nebėra. Ir tikriausiai ir ta dalis yra, kad ne tik tai kažkaip turiu vienas partneris iškomunikuoti, bet kitas partneris klausyti. Ir tada klausimas tiesiog, kaip atrasti tinkamus būdus, kad vienas išgirstų, o kitas galėtų išsakyti. Ir nėra vieno atsakymo, bet yra aiškus faktas, jeigu aš užduosiu klausimą, ką aš noriu tiksliai pasakyti. Ir tada antras klausimas, kaip aš galiu išsiųsti šitą žinutę, kad man žmogus, kuris yra labai svarbus, išgirstų. Ir galvoti ne tik tai, kad, man tai žiauriai svarbu, dėl to aš tau ir sakau, ir tu klausykis dabar, nes aš dabar noriu pasakyti, kai tu grįžai 9 valandą po darbo esi pavargęs ir taip toliau, aš dabar noriu pasakyti, nes man dabar skaudu. Didelė tikimybė, kad, bus sunku išgirsti, jeigu žmogus yra pavargęs, jeigu yra susierzinęs, jeigu nebuvo tam pasiruošęs, jeigu vyksta dar kažkokių dalykų aplinkui, ar ne, tai tada, paruošti žinutę, paruošti situaciją ir bandyti siekti, kad išgirstų, jeigu tu nori išsaugoti tuos santykius, ar ne, tai poreikiai svarbu, komunikacija svarbu, bet ir pats pateikimas, jeigu mes norim vienas kitą išgirsti. Aš gal pasidalinsiu ir savo ankstesnę deitinimo istoriją ir ką dabar irgi kitos merginos kuom dalinasi. Tai, kad kai tu eini pasimatymą ir pažindiniesi su kita puse, nėra jokių klausimų atgal.
atrodo taip, kad, koks interviu vyktų, ar ne, kur tu užduodi kažkokius klausimus ir tu gauni tik tai atsakymus. Ir norėjau prieš tai tavęs klausti, kaip tu manai, kodėl ta vienišumo tokia vyrų krizė yra jaunimo tarpe, nes jiems sunkiau dabar antras pusės susitikti ir sutikti, tai gal čia yra atsakymas, kad kažkaip vyrai nemoka klausti? Na, man atrodo, tikrai viena yra dalis įgūdžiai. Socialiniai įgūdžiai yra visiškai išmokstamas elgesys. Ar ne? Suprasti, kaip komunikuoti, ką sakyti, kaip elgtis, paklausti atgal. Ar ne? Tu jautiesi visiškai pasimetusi, jeigu elgiesi vienaip, neklausinėjai, bandai susipažinti taip, kaip tu supranti, kad tai yra gerai. Ir tada staiga gauni grįžtamą į ryšį, kad, jis nieko neklausia. Ar aš neįdomi? Tada klausimas iš karto, mintis kažkokias kyla automatinės, arba į save, ar aš kažkokia esu, arba į tą žmogų. Tai jis yra vienoks ar kitoks, nemoka nieko, ar jis lėvas kažkoks, ar dar kažkokius mintis, kad mes bandytumėm paaiškinti tą situaciją. Tai įgūdžių reikia, socialinių įgūdžių, ir pastaruoju metu paaugliai, kurie mato vis dažniau tėvus, kurie dažnai būna telefonuose, tėvus, kurie visada būna darbe, tėvus, kurie eina mažiau į socialinį santykį, tai aišku, kad mažiau išmoksta. Ir socialinė mokymosi teorija ir sako, kad mes išmokstam matydami vieni kitus, ar ne, matydami, kaip kiti elgiasi, ir tokiu būdu mes bandom kopijuoti, nes atrodo, kad tai yra tinkamas elgesys. Tuo pačiu paauglių ir mūsų derimas yra tikrai labai stipriai paaugėjęs, ypač jeigu kalbam nuo COVID laikų. Mes esam daug stipriau nerimastingi. Tai ką tai sako ir ką tai rodo, kad kartais tas nerimas sustingdo mane. Galbūt ta situacija, į kurią aš atėjau ir įsivaizduoju, kad aš ateinu susitikti su moteriam, susipažinti ir galvoti, wow, aš padarysiu viską. Man jį labai patinka, aš noriu su ją supažinti. Ir tada staiga, užduoda man tokį klausimą, kurio aš nesitikėjau. Aš staiga pasimetu, nes nežinau, ką čia reikia daryti. Tada šauna į mane įtampa ir aš galvoju, kažkas vyksta, nežinau, ką daryti, ar atsakyti, ar neatsakyti, ar ką paklausti, net nežinau, čia tokie geri klausimai. Ir tiesiog sustingstu, tokiu būdu mano kūnas kovoja, atrodo, su tuo pavoju. Nes nerimo apibrėžimas yra labai šaunus. Kad kūno reakcija į tikrą arba tariamą pavojų. Tai ta vadinama susting, kovok arba bėk stadija. Taip. Ir tada staiga aš iššaunu į tą stadiją, arba kovoju ir pradedu pulti ir sakyti, ką tu čia klausinėjai manęs, arba sustingstu ir nieko nebežinau, ką sakyti. Arba pabėga, aš pasimetu. Arba atsitraukiu. Taip, atsitraukiu. Čia tada tas būna, kur nebeatrašo, tiesiog žinutės dingsta. O tai kaip tu sureagavai šitoj situacijai, kai turėjai tą tokį susitikimą, kur gal daug klausinėjai, bet... Žinok, aš tokių situacijų turėjau ne vieną. Tai būdavo gana dažna situacija. Dabar galvoju, kaip aš reaguodavau. Vieną kartą esu pasakiusi, kažkaip švelniai. Ramą praradai. Ne, gal porą kartų esu pasakius. Tai vieną kartą buvo ta dingimo reakcija, o kitą kartą buvo, aš tave išgirdau. Wow. Aš tave išgirdau ir tikrai pradėjau uždavinėti klausimus. Okay. Aš tave išgirdau, kad tau to svarbu ir jo. Wow. Tai aš turbūt į tai labai atsižvelgiu, kaip žmogus aplamai reaguoja į kažkokias pastabas, tavo išsakytus poreikius ir panašiai. Nes jeigu pasitant tą stadiją, kur arba gynyba, arba bėgimas, tai man atrodo, kad ta stadija įsijungs visada gyvenime kažkokiam etape, bus, nežinau, šeimoje kažkokia kritinė situacija ir panašiai, tai žmogus tiesiog dings, joje nedalyvaus, nes įvyksta jo gynybinė reakcija. Nes tas elgesys gąsdina. Nes mes bandom surasti partnerį, su kuriuo galėtumėm pasitikėti. Ypač moterį, man atrodo, tas yra labai svarbu. Aš kažkaip irgi labai visada mąstau į priekį, o kas jeigu atsitiks tas gyvenime, o kas jeigu atsitiks tas. Ir aš šalia partnerio noriu jaustis saugi, aš noriu jaustis, kad jisai
nedings, nepabėgs, kad jisai mokės išsisukti iš pačios padėties, išspręsti tam tikras problemas ir panašiai. Ir va čia labai svarbus vyro ir moterų skirtumas. Tarp to, ko nori moteris ir ko nori vyras. Ir jeigu žiūrėtumėm iš evoliucinės perspektyvos, tai vyras siekia moters, visų moterų, siekia kažkaip užkariauti ir būti, ar ne? Tai net yra keletą studijų tokių padarytų. Vienas buvo su riedlentininkais. Kad ateina moteris, reporterė, kuri jiems uždavinėja klausimus apie jų triukus, kaip jiems sekasi daryti triukus. Ir jiems nėra pasakoma, koks yra iš tikrųjų tikslas to tyrimo. O iš tikrųjų tyrimo tikslas buvo pasižiūrėti, jeigu ateina moteris ir klausinėja klausimų, ar jų testosterono lygis padidėja ir ar jie pradeda daryti sudėtingesnius triukus. Ir taip pat buvo padaryta lygiai toks pat tyrimas su vyru, kuris ateina, uždavinėja tuos pačius klausimus ir lygiai tą patį daro, ką ir moteris. Ir ką tyrimas parodė, kad kai moteris, kuri buvo įvertinta kaip graži, objektyvių ekspertų, tai vyrai atlikinėjo daug sudėtingesnius triukus, net jeigu žinodami, kad gali suklysti labiau ir jų testosterono lygis buvo didesnis. Tai vien dėl to, kad mes pamatom kartais žmogų, kuris mums patinka, mums iš karto kyla noras, kyla testosteronas, aš bandau pasirodyti, aš bandau parodyti save kaip geresnį vien tam, kad galėčiau kažkaip būti svarbus arba turėti didesnį šansą. Lygiai taip pat kaip paukščiai, pamatydami ar bet kokie gyvūnai, kad staiga aš atrandu savo geresnėje pusėje, aš išskleidžiu tas plunksnas, aš šoku tuos šokius, taip darau viską, kad tik tai galėčiau prisitraukti tą žmogų. O tuo metu moteris, ne, žiūrint iš evoliucinės perspektyvos, moteris turi labai gerai atsirinkti. Ar tikrai tas vyras yra tas, kuris yra stipriausias, geriausias, labiausiai apsaugantis, labiausiai atliepintis mano poreikius. Ir tokiu būdu kažkaip mes judam, atrodo, į priekį. Bet tai yra evoliucinė perspektyva be visų kitų perspektyvų, sąmoningumo, be laisvės. Ir tada šiek tiek ir išsikreipia tas supratimas, tai ko vis dėlto moterims reikia, ko vis dėlto vyrams reikia. Ir net Tinderis tas pats, labai paprastai ir gražiai viskas atrodo, kai, man atrodo, apie 90% vyrų svaipina moteris, ne, iš šonų. Ne, kažkaip tai yra, kad 10% vyrų gauna tų moterų laikus, o 90% net negauna. Ir kad vyrai ima visas moteris, 90%, kaip sakoma, yra pakankamai gerai, good enough. Ar ne, tai aš siekiu įvairių moterų nepriklausomai nuo savo poreikio ir panašiai. Tuo momentu moterys atsirenka labai stipriai vyrus, kurie joms patinka. Ir tas sudėtingoji dalis, nes nėra taip paprasta komunikuoti, net jeigu aš lietuviškai galiu kalbėti ir atrodo, tu mane supranti, bet kažkaip atrodo, kad nesupranti. Ir klausimas, ar aš kažkaip netaip sakau, ar tu kažkaip netaip girdi. Bet dažniausiai atsakymas yra apie abu, apie visas pusės. Nenoriu kažko supriešinti, nes šiai dienai kažkaip aplamai matau, kad moteris ir vyrai priešas tokias barikadų pusės nueina, bet gal atstovausi daugiau moteris, tu gali atstovauti vyrus, ką aš girdžiu aplinkoje, kad skundžiasi, kad aplamai Lietuvoje nėra vyrų, kad jie yra labai pasyvūs, ten nerodo dėmesio, nedovanoja gėlių, kaip tu pats pasakai, kad vyrai yra užkariaut moterį ir jos vis dažniau netgi renkasi užsieniečius. Kaip tu manai, kodėl būtent Lietuvoje tas yra ir kodėl tokia situacija? Na tai, man atrodo, vienas svarbus tas aspektas, kad iš vyrų perspektyvos, žinoma, nėra tik tai apie užkariavimą, nes, taip mes lyg ir atėjom evoliuciškai, ne, bet suprantant tai, kad šiuolaikinis pasaulis, tai yra pasaulis, kuriame vis labiau aš pabandau suprasti, kas aš esu ir ko aš noriu, ar ne, kas yra mano ta tikroji dalis ir ar man svarbiausia pratęsti savo giminę ir vis dėlto aš noriu nugyventi gyvenimą prasmingai, kad ir ką tai man reikštų.
Ir tada atsiranda įvairių dalykų, kurie neleidžia man kurti santykių, kurių aš noriu. Ne? Ir paminėjai tai, kad kartais moteris jaučiasi nesuprastos. Kartais moteris jaučiasi, kad man atrodo, kad vyrui aš nesu svarbi. Nes jeigu jis dovanotų gėles, jeigu parašytų žinutę, jeigu apkabintų mane prieš vakarą, tada lyg pasijaučiaus svarbi ir rūpestinga. Tuo momentu vyras galbūt galvoja, kad jis daro viską dėl jos. Jis galvoja apie būstą, jis galvoja apie paskolą, jisai galvoja apie indus išplautus, jisai galvoja apie šunį, jis galvoja apie bet kokius kitus dalykus, ar ne, kurie jam atrodo svarbus. Ir tada mes susidurėm su kažkokia tokia priešprieša, kur atrodo, ar čia vyrai ir moteris, ar daugiau apie poreikius, kurie yra skirtingi ir mes jų neiškomunikuojame, ir mes jų nesuprantame, ir mes net nebandom gilintis. Ne? Ir tada antra dalis labai svarbi, kad tikrai yra sudėtinga mums su tais socialiniais įgūdžiais ir man pačiam kaip vyrui, nėra taip paprasta išreikšti, ką aš jaučiu, manęs paklausia, kas vyksta ir aš toks, nežinau, viskas gerai. Ir tada atrodo, kad kartais, pavyzdžiui, mano žmonai yra lengviau komunikuoti ir suprasti, kas vyksta jos kūne, jos mintise negu man. Ir tada jį užduoda man klausimą. Ir aš toks, nežinau, kas dabar vyksta ir kodėl vyksta. Tai man tikrai kartais nuoširdžiai neaišku, kas ne taip. Ir jeigu man pasakytų žmogus ne apie tai, koks aš esu, bet pasakytų, kas vyksta žmoguje. Pavyzdžiui, tu paimtum ir pasakytum, kad, aš jaučiuosi vieniša, jaučiuosi kažkaip nerūpima. Ir išgirdęs tokius žodžius, man iš karto norėtųsi šokti ir sakyti, žiauriai liūdna, aš noriu tau padėti, kaip aš tau galėčiau padėti. Bet būna liūdna, kai ateina ir sako, kad tu nieko nedarai. Čia jau kaltinimas toksai yra. Tai yra lyg ir išreiškimas, kaip ir trūkumas ir poreikis yra tas apie tai, kas giluminiai ir kas terapijoje yra svarbu. Ir klausiu, tai tikriausiai tu jautiesi labai vieniša. Tu jautiesi pažeidžiama. Ir tada, kai aš žinau šitą tavo poreikį, tada lyg ir galiu jį atliepti. Bet kai aš girdžiu apie tai, koks aš esu, tai tada iš karto norisi gintis. Lyg ir norisi sakyti, kad ne, aš darau šitą ir šitą. Nepriklausomai nuo to, kad šitas ir šitas, tai yra mano įsivaizdavimas apie tavo poreikį arba mano įsivaizdavimas apie šeimą. Ir ne antrosios pusės, ne žmonos, kuri nori meilės, kuri nori laiko, kuri nori tiesiog praleisti ir kažką daryti. Tai dėl to atrodo tokie paprasti dalykai kaip supratimas ir kalbėjimas per save, kaip aš jaučiuosi, kas vyksta mano gyvenime ir kaip tu galėtum prisidėti prie to, kas vyksta, prisiimti atsakomybę ir sakyti, aš taip jaučiuosi, ar tu man gali padėti. Vietoj to, kad sakyti ir užmesti atsakomybę, kad aš jaučiuosi vienišas dėl to, kad tu nedarai šito ir šito. Ar vis tik tiesiog pasakyti, aš jaučiuosi žiauriai vienišas. Ką darom? Nes mes esam komanda, ne? Mes esam pora. Ir norėtųsi, kad būtumėm abudu šitoje vietoje. Ir vienas labai svarbus aspektas, labai norėtųsi kalbėti apie jausmus, bet ne jausmais. Ir ką tai reiškia, kad kai aš sakau, kad man liūdna ir man pikta, tai aš galiu įsisąmoninti ir suprasti, kaip šitas jausmas priverčia mane vienaip ar kitaip elgtis. Ar ne? Kad, pavyzdžiui, aš esu užsidėjęs akinius, man yra labai pikta, pykčio akinius ir tada per tą pyktį aš matau visą pasaulį, matau kito elgesį. Ar vis dėlto aš kalbu jausmais? Tai su tais sakiniais, nieko nežinodamas ir tiesiog galvoju, kad tai yra realybė, kuri yra tikra. Bet iš tikrųjų tai yra iškreipta šiek tiek realybė. Tai nėra ta realybė, kurią mes matom dviese. Tai yra realybė per tuos pykčio, liūdesio, vienišumo akinius. Ir jeigu aš galiu įvardinti, jeigu tu kaip mano antroji pusė gali padėti man įvardinti, kad aš matau pasaulį per akinius, per tuos stiklus, kurie
iškreipia. Bet čia, žinai, reikia būti labai sąmoningam, kad pagauti save tame momente, kad tu esi su tais pykčio ar ten kažkokiais kitais akiniais. Bet labai čia džiugu, kad sąmoningėja, ne tik tai moteris, pastebiu, kad ir vyrų daugiau sąmoningų atsiranda, jeigu ten anksčiau nueini į kokią jogą ir ten maks vienas vyras, tai dabar jau žiūrėk 5 yra. Aš kažkaip manau, kad ta vadinama vyrų vienišumo krizė turbūt įvyko ne veltui, o būtent dėl to, kad jie ateitų į tą sąmoningumą ir kad turbūt tarpusavy tiek vyrai ir tiek moteris geriau susikalbėtų. Tikrai taip, bet tas, kaip ir prieš tai dar kalbėjom, tas bendras sąmoningumas, prasme, jisai visur. Taip sakant, temos atsiremia į sąmoningumą dažniausiai. Ir net ir savo santykius irgi tą pastebėjus, kad jeigu taip, nes mes jau kiek ten kokius 7 metus, tai ir augom abu per tuos 7 metus, tai tikrai pradžioj susikalbėti būdavo daug sunkiau, be proto daug sunkiau ir buvo tų momentų, kur atrodydavo, kad, ką čia daryti jau. Ir tu minėjai, kad jis užsienietis. Taip, taip. Tai dar sudėtingiau, ar ne? Suprasti, kad ne tik tai yra vienas kitą suprasti, bet dar ir kultūriniai aspektai, kalbos aspektai. Tai va, įdedant visą šitą pusę, plus emocija kažkokia situacija, tai va, tiek daug įvairių dalykų, kurie apsunkina matymą ir kiek daug reikia resursų. Ne, kad galėčiau išgirsti, kad galėčiau suprasti ir tada svarbu labai įsivertinti. Ir čia sąmoningumas labai prisideda prie to, kad ar aš tinkamai parašiau aplinką, ar aš pats žinau, kokią žinutę noriu išsiųsti ir ar tas žmogus yra pasiruošęs priimti mano žinutę ir judėti. Nes jeigu vadinatai, tai nežinau, net ar būtumėm kartu dabar, nes tikrai toks buvo, kurių plampa ir čia tajam kita šalis ir man čia irgi ten tie įpročiai skandinavų kažkaip ten kai kurie ne prie širdies. O kaip manai, kas labiausiai padėjo jums rasti visgi tą bendrą sutarimą? Šiaip gal ne taip romantiškai nuskambės, bet vis dėlto tas tikrai giluminis ryšio jausmas, kur, kažkaip vis tiek jutai intuicija širdimi, kad, tas žmogus, kad ir kaip čia mes ten dabar makaluojamės viršų ir daug ten kažkokių nefainų dalykų, bet tas toks kažkoks gilus pamatinis jausmas, jisai visada buvo ir jisai padėjo. Ir mes lygiai grečiai tikrai labai daug užsiėmėm sąmoningumu tuo metu, nes mes susipažinom ten retryte ir panašiai. Tai mums labai padėjo dar tai, mes net ten ir pas tą pačią terapeutę eidam ir panašiai. Ir taip, kažkaip augom kartu. O tai tas ryšys, tai tas tikslas, kad mes būsim kartu, ar kad mes jaučiam, kas tai yra? Kad jaučiam, gal ir bent jau iš mano perspektyvos, bet kiek kalbėjausi, tai irgi toks, kad, vis tiek bent jau man intuicija jinai daug veikia gyvenime. Ir aš jutau, kad kaip ir viskas yra gerai, tik reikia, davai čia neišpratėkim dabar, susimkim ir išaukim truputėlį tos dalykus, ne tik, kad išaukim, bet sąmoningai praeikim. Bet laiko tikrai reikėjo nemažai ir patyrimų kartu visokių ir situacijų ir dabar jau atėjom į tą tašką, kur jau iki galo pilnai vienas kitą suprantam, nesakau, kad nesipykstam, visada visi pyksis. Ir bus ten tų nesutarimų, bet tas augimas buvo ilgas ir įdomus. Jo, nes kodėl aš paklausiu, net tyrimai rodo ir versle, pavyzdžiui, jeigu aš kaip darbuotojas žinau, koks yra mano įmonės tikslas, ko mes visi bendrai siekiame, tai aš esu pasiruošęs įdėti daugiau pastangų dirbti papildomai dėl to tikslo. Jeigu aš žinau, kokia mano paskirtis siekti tą dalyką. Tai ir santykiuose lygiai taip pat, jeigu aš matau tikslą, kad, man geras su tuo žmogumi, bet ne visada, bet man jis labai patinka. Ir jeigu mes abudu žinom, kad aš įdedu visas pastangas ir tu įdedi visas pastangas, tai daug didesnė tikimybė, kad net kai ir bus sudėtingų situacijų, mes praeisim, nes mes matom abudu, aš matau savo ne tik tai tikslą, bet ir ką aš galiu įnešti į tą santykį. Taip. Komunikacijos galima tikrai išmokti, sąmoningumą turbūt galima užauginti, bet man visada toks dar yra vienas svarbus aspektas santykiuose - empatija. Ar jinai yra aplamai išmokstama, išugdoma ir ką daryti, jeigu visi šitie 2 punktai yra, o empatijos nėra. Ir žmogus atrodo, kad komunikuoja su tavim kaip ir tinkamai, bet
jis nesupranta, kaip tu jautiesi. Ja. Na tai sakoma, kad yra 2 tipų empatija ir empatijos nebuvimas tai gali būti labai kraštutinė dalis tam tikrų asmenybės sutrikimų. Tai jeigu atmetus tą dalį, kad yra žmonės, kurie pasižymi visiškų empatijos nebuvimu, dėl to gali elgtis labai mums nesuprantamai ar labai kažkaip žiauriai, tai visų kitų atveju tai tikrai iš vienos perspektyvos tai empatija yra išmokstama. Tai taip kaip aš kaip psichologas bandau parodyti ir bandau suprasti žmogų, tai ką jis išgyvena, atliepti tą supratimą, pasitikslinti ir tokiu būdu sukuriu tą ryšį, nepriklausomai nuo to, ar man patinka ar nepatinka žmogus, nepriklausomai nuo to, ar šiandien gera mano nuotaika ar negera nuotaika, tai tas profesionalumas psichologo yra apie išmoktą empatiją, aktyviai klausyti, atliepti, paklausti. Lygiai taip pat kaip ir santykiuose. Aš galiu išmokti pakankamai paprastų dalykų. Pavyzdžiui, yra vienas labai paprastas pratimas. 3 minutės kiekvienam. Pagalvojat vieną kažkokį dalyką, kuris kažkaip dirgina ir tada duoda 3 minutės. 3 minutės su chronometru. 3 minutės vienas kalba ir kitas visiškai tyli. Čia apie tai, kas dirgina santykiuose? Taip, apie tai kažkoks dalykas, kurį norisi išsakyti, bet neturėjai galbūt laiko. Susipykt gali. 3 minutės. Visiškai tyla ir tik tai sakai, kas vyksta. Tada 3 minutės praeina ir tada apsikeiti. 3 minutės tu kalbi ir sakai, kas vyksta, jokio atsakymo. Paprastas labai pratimas, kuris gali leisti suprasti, kad jeigu aš nepertraukiu, jeigu aš klausausi, aš tikrai galiu labiau išgirsti. Ne? Ir tai parodo, kad aš galiu išmokti. O jeigu dar pridėsiu kažkokių tikslinamųjų klausimų, jeigu aš pridėsiu palingavimą, jeigu aš pridėsiu, man labai svarbu, kad tu sakai, ačiū, kad paminėjai. Tai iš karto tas kokybiškas pokalbis reikšmingai prisidės prie problemos sprendimo. Ir taip pat yra ta empatija, ta tokia, kuri kartais būna tiek padeda, tiek nepadeda, kai kito jausmą aš taip stipriai pasiemu savo, kad net pats nuliūstų, kad pats labai apsidžiaugiu už kitą žmogų, kad toks lyg nekontroliuojamas dalykas, lyg perimu to žmogaus emocijas ir jausmus ir tai gali kartais trukdyti. Ir tai sako, kad kartais kai kurie žmonės yra jautresni. Ir jautresni įvairiem dalykam gali būti. Jautresnis garsui, jautresnis žodžiams, vaizdui ir panašiai. Ir pagal tai irgi svarbu atkreipti dėmesį, kad jeigu tam tikri dalykai, aš juos priimu jautriai. Tai ką aš galiu padaryti, kaip susikurti tą aplinką, kad tas mano jautrumas būtų man pagalba, o ne man trukdytų. Ir, pavyzdžiui, vėl grįžtant į verslo perspektyvą, jeigu aš noriu iškomunikuoti savo vadovui, kokie yra mano poreikiai. Bet žinau, kai ateisiu į susitikimą, manęs kažko paklaus ir aš susijaudinsiu, dėl to negebėsiu išsakyti visko, ko aš noriu. Ką aš galiu padaryti? Aš galiu aiškiai pasiruošti, aš galiu užsirašyti, ką aš noriu. Aš galiu galbūt iš anksto nusiųsti temas, apie kurias mes kalbėsime. Tai aš galiu sukurti tą aplinką, kurioje mano šitoj situacijoj silpnybė gali būti mano stiprybė. Tai lygiai taip pat ir santykiai. Jeigu aš žinau, kad vyras grįžta vėlai vakare pavargęs, tai tikrai pagalvoti, ar dabar man reikia kažką išsakyti, ar dabar aš galiu laukti iš to žmogaus, kuriam ir šiaip sudėtinga kartais klausyti, kažkokios empatijos, kad aš esu irgi pavargus ar pavargęs. Aplamai turbūt reikėtų pasižiūrėti, kad ta antra pusė būtų resursė, nes jeigu tu neturi resurso, kaip tu dar kitą pusę išklausysi. Tai palaukti, kol vyras bus pavalgęs, geros nuotaikos. Taip, kai tu būsi pasiruošęs priimti netikslumus ir kai kitas žmogus yra pasiruošęs priimti netikslumus. Šeimų terapijų vienas labai svarbus aspektas ir ką aš išsinešiau iš multidimensinės šeimos terapijos, kurioje dirbau, tai kad tam, kad prieitumėm prie bendro susitarimo, ko iš esmės ir siekiame, kad šeima gebėtų komunikuoti tarpusavyje ir spręsti sunkumus, kad reikia paruošti visas pusės. Tai reiškia, kad dažnai mes turime susitikimus, aš turiu susitikimus su paaugliu ir bandau suprasti,
ko tu norėtum, kaip tavo atrodo susitarimas, ką tu gali pasakyti. Ir net kartais mes pasiruošime tekstą, ką paauglys sakys, kaip jis argumentuos prie stalo. Tada susitinku su tėvais ir sakau, žiūrėkit, yra toks dalykas. Jūsų vaikas nori laisvės. Jis nori jūsų meilės ir rūpesčio, bet nori suprasti, kad ir jis pats gali priimti, ji pati gali priimti sprendimus. Ką jūs galite dėl to padaryti? Ką jūs pasakysit? Ir tada mes kalbamės tiksliai, konkrečiai su tėvais, ką jie pasakys, kaip jie atlieps. Ir aš juos parašiau, sakau, kas bus, jeigu vaikas paims ir pasakys, ne, man tai netinka. Kaip jūs reaguosit? Kokią žinutę jūs norite iškomunikuoti? Ir tada mes susėdam visi prie stalo ir tada aš bandau padėti paaugliai parodyti savo tikrąją žinutę, kurią norėjau išsiųsti ir tėvams, kad ir dažnai būna, kad staiga susinervino vienas iš tėvų. Ir tada, viskas vėl grįžta į tą užsisukusi ritmą, kuris nepadeda, o tik tai griauna. Į tą kažkokį elgesį, kuris yra išmoktas iš anksčiau. Ir tada mano dalis yra, sustabdyti, padėti tam žmogui grįžti vėl į savo būseną, kad galėtų priimti žinutę, kad galėtų toliau siekti. Tai dėl to pasiruošimas mano terapijose, šeimos terapijose labai reikšmingai prisideda prie susitarimo. O susitarimas tai yra sėkmė, kad tu išgirdai, ko aš noriu, aš išgirdau, ko tu nori ir pasirodo, kad mes galime to laikytis, jeigu abi pusės buvo išgirstos. Bet tam, kad galėtų tos dvi pusės susitarti ir susitikti, tam reikia pasiruošti. Bet kadangi mes jau perinam prie vaikų ir paauglių temos, kaip tu manai, padidėjęs skyrybų skaičius, kur realiai kas antras vaikas auga išsiskyrusioje šeimoje, ką tai daro jų psichologijai, nes aš kartais pagalvoju, kokią mes jaunąją kartą turėsim, kur realiai kas antras vaikas bus mišrioj šeimoje, nes po to sukuriamas, atsiranda nauji partneriai. Labai įdomu, net tas keliavimas iš namų į namus. Ir kaip net ir, čia gal tokios jau dvi dalys, bet lygiai taip pat labai įdomu, kaip per tas pačias terapijas, kurias kai vedi šeimom ir kai tėvai skiriasi ir kas vaikui tuo metu svarbiausia ir kaip apskritai naviguoti visame tame. Man atrodo, labai svarbu pradėti nuo to, kad tai yra krizė. Ir tai yra didžiulė krizė. Tiek porai, suaugusiems, kurie priima sprendimą, kad viskas, kas iki tol buvo kartu, dabar bus atskirai. Ir dar didesnė krizė tai yra vaikams, ypač, kad jie nei to norėjo, dažnu atveju nei tai suprato ir yra to proceso įkaitai. Nes vaikai neturi pasirinkimo. Aš kartais irgi sakau, kad vaikai šiaip jau yra tėvų įkaitais, nes, jiems viskas yra nurodoma, kada keltis, eiti ten į mokyklą, tėvai išsiskiria irgi, tu negali jokio sprendimo padaryti. Bet įdomu, ar visiems vaikams reikėtų lankytis pas psichologą, jeigu vyksta skyrybos, nes labai dažnai dabar, jeigu vyksta skyrybos, tai tiek mama, tiek tėtis irgi eina į porų terapiją arba atskirai, o vaikai kaip kada ir jeigu reikia, tai nuo kokio amžiaus? Tai man atrodo, svarbus aspektas iš to, kad yra krizė ir kiekvienas vaikas, kiekvienas suaugęs mes skirtingai reaguojame į krizę. Ir mūsų reakcija labai priklauso nuo aplinkybių. Taip pat mūsų reakcija labai priklauso nuo mano vidinių resursų. Tai jeigu abudu tėvai bendradarbiauja skyrybų metu, tai didelė tikimybė, kad vaikas tai išgyvens pakankamai normaliai. Ar ne, tai gali priimti tą procesą ir bus liūdnas, bus piktas, nenorės kažko daryti, bus elgesio pasikeitimai, bet pokytis elgesio emocinis yra visiškai natūralus, nes nenormalioje situacijoje elgtis nenatūraliai, nenormaliai yra normalu. Ar ne, tai ir turi į krizinę situaciją vaikas reaguoti kažkaip. Ir tada, jeigu nereaguoja, klausimas, kas yra, kokiu būdu vaikas dorojasi su visą tą informaciją. Vis tik, ką tyrimai rodo ir kas dažnai būna, jeigu tėvai išsiskirdami tarpusavėje labai nesutarė, jeigu
konfliktuoja. Jeigu nepasidalina pinigais, turtais ir kas už ką bus atsakingas, Arba iš vis kas nebendrauja. atsakingi, kur bus vaikai. Kas dar blogiau gali būti, kai vienas kitą apkalba, kai Ir vienas kitą manipuliuoja vaiku. nuteikinėja. Ane, tas yra parental alienation, kai vat, nustato vaiką prieš kitą tėvą. Ir vat tada atsiranda tie sunkumai ir tada atsiranda sunkumai ir tėvams, ir sunkumai atsiranda pačiam vaikui. Nes įsivaizduokit, jeigu aš labai myliu ir visada myliu ir tėtį ir mamą, ir tada mama kalba, kad tėtis yra blogas, bet aš jį labai myliu, bet aš labai myliu ir mamą. Ir tada gaunasi, kad aš negaliu mylėti tėčio, nes mama sako, kad jis yra blogas, bet aš noriu mylėti. Ir myliu, bet aš negaliu to sakyti ir negaliu mylėti. Tai iš karto kuriama yra didžiulė įtampa. Ar ne? Tai įtampa ne tik tai, kad staiga visas pasaulis, kurį aš suvokiau ir dėl to priklauso labai amžius, ar ne? Ar mes esam kažkokie 8, pavyzdžiui, metų ir dar yra tas konkretus mąstymas, kai suprantu, tiesiai tai yra tiesiai, iš šono tai yra iš šono, ar jau yra paauglystė, kai aš galiu mąstyti abstrakčiai, kai aš suvokiu galbūt truputį priežastis, aš galiu mąstyti ir bandyti ieškoti logikos ir tada skirtingai labai aš į tai reaguoju. Tai atsakant į klausimą apie psichologo reikalingumą, tai kadangi tai yra didžiulė krizė ir vaikui reikia labai aiškaus palaikymo ir labai daug resursų. Jeigu tie resursai gali būti iš kitų perspektyvų, tai pavyzdžiui, tėvai sutarė ir kalbasi tarpusavėje ir gali su vaiku kalbėtis. Jeigu yra šeimyna, bendruomenė, kuri padeda ir leidžia suprocesinti visą tą įvykį. Jeigu yra kitų vaikų, kitų žmonių, tai ir vaikas, natūraliai sugrįžta po tam tikro laiko į savo rutiną, jeigu tėvai padeda sudaryti rutiną, jeigu jie padeda aiškias taisyklės sudėlioti, kad mes kaip pora skiriamės, bet mes niekada neišsiskirsim kaip tavo tėvai. Aš visada būsiu tavo tėtis, o mama visada bus tavo mama ir kad ir kas atsitiks, mes visada mylėsim ir čia yra tik mano kaip suaugusio reikalas, bet ne tavo. Tu prie to neprisidėjai, nes dažnai jaunesnio amžiaus vaikai prisiema kaltę savo. Pavyzdžiui, kad aš dėl manęs taip atsitiko, ne? Tai yra toks labiau į save orientuotas visas mąstymas, tai reiškia, kad aš žiūriu į perspektyvą iš savęs, tai aš ir prisiemu visą atsakomybę. Vaikas mažas galvoja, kad per mane tėvai išsiskyrė, o jeigu dar kažkas nutiko praeitą savaitę, aš susipykau su tėčiu arba mama, ir dabar jie staiga pykstasi, arba aš girdžiu, kad jie pykstasi dėl manęs. Tai tada labai didelė tikimybė, kad vaikas reaguos ir gali reaguoti taip į save, kas dažnai pasitaikoma moterų perspektyvoje, mergaičių perspektyvoje, kad daugiau į užsidarimą, izoliavimąsi, į vidinį pyktį, kurio neišeina išreikšti. Ir tada galbūt būna išvykos ir tada berniukų tarpe arba vyrų tarpe dažniau. Ne visada, bet dažniau pasitaiko į išorę orientuotas tas elgesys, tai gali prasidėti visokie tokie nelankymai mokyklos, simptomai, visokie simptomai fiziniai, galbūt nedarimas namų darbų, susidūrimas su dėmesio sunkumais, pavyzdžiui, tų pačių dalykų neišeina arba gali būti net tokie vaizdiniai, flashbackai net gali būti vaikui kilti įvairių metų, kai staiga mokosi ir tada iškyla tas konfliktas tėvų, po kurio galbūt ir įvyko. O kodėl reaguoja skirtingai berniukai ir mergaitės? Dėl tos reakcijos tai aišku labai priklauso nuo tų bazinių resursų, nesvarbu psichologijoje stebėti tikriausiai iš visų perspektyvų, iš socialinės, iš biologinės ir iš kognityvinės. Tai biologinė, nesakykime, kad mes gimstam su tam tikru genetinio, biologinio kažkokiu paveldu ir tada tas paveldas yra vienaip ar kitaip aktyvuojamas. Ir kartais mano jautrumas vienoje pusėje, bet stiprybė kitoje pusėje man padeda įveikti vienas užduotis, bet nepadeda kitose situacijose. Ir tada, kadangi vis tik tas lytiškumas, tai dažnai yra ir socialinis konstruktas, taip kaip mes matome ir kaip mes konstruojame, kokia ar koks turėtų būti berniukas ar mergaitė, ar ne, tai tada dideliu
dažnai mūsų visuomenėje mergaitės būna tos, kur sakom, kad tu turi būti rami, tu turi čia išbūti ir neskleisti viską į išorę, tu santūriai turėtum būti gražiai sėdėti, neturėtum galbūt laipyti tiek daug medžiais, suknelė graži, tai tu dėl to negali bet kaip atsisėsti, tu turi atliepti poreikius suknelės, kuri jau apriboja tave dėl grožio ar dėl kažkokio aspekto, to pačiu berniukam. Kartais mes užprogramuojam, kad tu gali būti drąsus, tu turėtum daugiau eiti, daugiau bėgioti, žiūrėk, visi bėgioja ir taip toliau. Taip tas irgi tikrai labai stipriai prisideda, kaip ta raiška yra duodama, bet to pat ir nuo individualių tokių asmenybinių perspektyvų, pavyzdžiui, ir ta kognityvinė pusė, kaip aš mačiau tėvus, kaip aš kokias susidariau kognityvinės schemas ir dėl to elgiuosi vienaip ar kitaip. Tai aš dar vis tiek pargrįšiu ir gal tu galėtum įvardinti pagrindinius požymius, kaip vaikas jau pradeda elgtis, kad jau reikėtų kreiptis pas specialistą. Taip, tai manau, kad yra labai svarbu matyti pokytį. Kadangi kiekvienas vaikas yra išskirtinis ir unikalus, tai mes dažniausiai matome, kaip tas asmuo vaikas elgiasi. Ir jeigu mes matom, kad elgesys yra pakitęs, jeigu mes pavyzdžiui, valgymo, miegojimo ritmas yra išsimušęs, yra kitoks negu visada. Staiga dalykai, kurie prieš tai patiko ir buvo malonus, staiga jų atsisakoma. Vaikas pradeda nebeiti su draugais žaisti. Galbūt dažniau yra liūdnas, dažniau yra piktas. Galbūt labiau užsidaro. Arba atvirkščiai, jeigu buvo vaikas prieš tai tylesnis, dabar dažniau pyksta, dažniau elgiasi kažkaip nebūdingai. Galbūt prasideda dalykai, klausimai su fiziniais simptomais, psichosomatika, galbūt, pavyzdžiui, pradeda pilvas skaudėti, galvas skaudėti, nebenori eiti į mokyklą, suprastėja pažymiai, kas labai pastebima ir ką pastebiu savo praktikoje, kad vaikai, kurių tėvai skiriasi, dažnai akademiniai pasiekimai tuo laikotarpiu ir ypač laikotarpiu, kai yra dideli konfliktai, stipriai sumažėja. Ir visi vaikai, su kuriais bendrau, minė apie tai, kad daug sunkiau yra susikaupti, nes turi visokių automatinių negatyvių minčių, kurios kyla ir kurios, sako, aš negaliu galvoti apie tą matematiką, aš galvoju tiesiog apie tėtę, aš galvoju tiesiog apie mamą ir ką jie pasakė. Aplamai streso būsenoj, taigi atmintis suprastėja, kaip tada atsiminti tam tikrus dalykus. Taip. Ir tada labai svarbu priimti, svarbu labai ta kompleksinė pagalba, pavyzdžiui, kad mokykla žinotų, kas vyksta, kad mokykla galėtų taip pat suprasti ir nespausti vaiko ir nesakyti, kodėl tu pradėjai namų darbų nedaryti. Pradėk darbus daryti, kas čia vyksta. Ir tas dar labiau gali paskatinti vaiką izoliuotis, jaustis vienišam. O kas šiai dienai vyksta su paaugliais, vis tiek iš arti labai susiduri ir tas Marijampolės įvykis, kur atrodo, kad tik tai kažkur, vakarų šalyse, Amerikoje čia tokie dalykai vykdavo, dabar jau ateina ir pas mus ir tikrai yra žiaurių ir kraupių atvejų ir prieš, man atrodo, metus tas atvejis Vilniuje Žvėryne, kur nuskambėjo ir iš karto visi puola mokyklą, kur kartais turbūt reikėtų. Toks buvo labai išskirtinis, kur nes tam jie buvo draugai. Ir man atrodo, liktais dėl patyčių kažkas tai tam buvo. Aplamai, kodėl tos patyčios yra taip sustiprėjusios, nes atrodo ir mūsų laikais būdavo, bet gal kažkokios kitokios, tad nežinau. Čia toks daugelybės klausimas ir faktas yra tai, kad priėjimas prie tokių radikalių veiksmų, tai dažnai yra labai radikali situacija. Kad dažniausiai niekas nenori niekam pakenkti, bet yra tokia didelė įtampa, tokia situacija, toks susidėjęs, kiekviena kaladėlė į tą tavo nerimo taurę ir atrodo taip stipriai ir tankiai sudėta,
kad bet kokia kita kaladėlė, kurią įdėsi, viskas krenta lauk. Čia gal kaip efekto būsena tam tikrai gal būtų galima priskirti šiek tiek. Šiaip dažnu atveju efekto būsena tikrai gali būti tą akimirką, kai jau kažkaip išsiveržia, nors ką tyrimai rodo, jeigu kalbam apie mokyklose įvykusius kažkokius atvejus, tai dažniausiai tai būna apgalvotas sprendimas, kad iki to yra prieinama. Taip pat kaip ir savižala arba savižudybės, tai turėtumėm žiūrėti panašiai į tą perspektyvą, kad ar aš savo ketinu kažką padaryti, ar padaryti kažkam kitam, tai atrodo, kad išskyrus atvejus, kai mes kalbam apie jau asmenybės sutrikimus, kaip, pavyzdžiui, nėra empatijos arba kažkokius tokius patologinius dalykus, kurių yra tik tai keletą procentų, tai iš esmės, kad susidaro tokia situacija, kuri tam žmogui atrodo visiškai beviltiška. Ir iki tos situacijos dažniausiai yra prieinama. Dėl to ir sakoma, kad dažnai ženklai yra matomi, tik tai mes galbūt nebūtinai juos išskaitom. Mes tik nebūtinai suprantam, kad kažkaip auga įtampa ir dažnai kalbant apie kažkokius netinkamą kažkokį elgesį, apie smurtą, kuris jau yra toks, atrodo, susikaupęs, tai būna, kad dažnai būna patyčios iš to žmogaus, dažnai būna smurtas arba sunkinančios aplinkybės šeimoje, vienišumas. Ir įsivaizduokit, aš esu visiškai vienas, tėvai manęs nesupranta ir dar smurtauja prieš mane. Klasėje sulaukiu patyčių ir sunkiai mano akademiniai pasiekimai yra prasti, aš neturiu kažkokio hobio, aš nepatiriu jokios sėkmės. Online, internete patiriu labai daug įvairių irgi spaudimo, patiriu socialinio spaudimo, net tokio, kad aš turėčiau būti fainas, kad turėčiau turėti draugų, norėčiau jų turėti. Ir atrodo tada vienintelė mintis ir išeitis, tai arba eiti į išorę ir sakyti, kad aš atkeršysiu, aš parodysiu, kad yra kitaip, arba būna tokia išeitis, atrodo, kad gal užtenka tos kančios. Gal ta kančia, kurią aš patiriu ir aš nematau jokio kito pasirinkimo, ji man yra per didelė. Man atrodo, mes kaip visuomenė dar dažnai nežinom, kaip elgtis toj situacijai, nes kai, tarkim, ir vaikas ar paauglys užsimena apie tokius dalykus, tai žmonės net nežino, kaip reaguoti, ką daryti. Ir dėl to ir labai svarbu kuo daugiau kalbėti apie tai, kad yra tas dalykas kaip vienišumas, apie kurį nemažai buvo paliesta, kad yra tas dalykas apie nerimas, kad yra tas dalykas, kad mes ne visada gebame pastebėti žmonės, kuriems labiausiai to reikia ir ką mes galime padaryti apie tai, kaip mes galime pastebėti, kaip mokyklose galim pastebėti. Ir tas pats vaikas, kiek girdėjau iš žiniasklaidos, tai kad tikrai buvo užsidaręs, vienišas, vartoja vaistus, kad bandė kažkaip eiti iš tos situacijos, bet kažkas atsitiko, kad nebegebėjo valdytis, nebegebėjo kažkaip tinkamai reaguoti į tą situaciją ir visiškai nėra taip, kad kažkaip ginu ir sakau, kad tai yra natūralu. Tai sakau apie tai, kad mes turime užkirsti tam kelią, bet labai svarbu pasakyti tai, kad tai dažniausiai nebūna pasirinkimas iš savo noro. Tai būna toks aplinkybių ir mikso to dalis. Ar ne, kad tai buvo prieita prie to iš tikrai sudėtingų situacijų ir jeigu būtumėm pastebėję tai anksčiau, gali būti didelė tikimybė, kad galėtumėm to išvengti. Ir Amerika turi visai neblogą praktiką, pavyzdžiui, turi rizikos įvertinimą. Jeigu pastebi tam tikrus požymius, kad, pavyzdžiui, vaikas socialinėse medijose parašo kažkokią žinutę, kad vaikas užsimena juokaudamas, kad tai subadys jūs visus, kad iš karto identifikuoja žmogų ir tada turi rizikos įvertinimą. Kad teisės psichologas turi tam tikrą klausimyną, su kuriuo bando įvertinti, kokia yra rizika ir kaip gali visuomenę padėti tam žmogui ir padėti visuomeniai. Tai visų pirma, mes turime užtikrinti visų saugumą
ir tuo pačiu padėti, kaip tam paaugliui, kaip tam vaikui išreikšti kitų būdų tas emocijas, kaip padėti sumažinti tikimybę, kad kažką padarys savo arba kitam. Žinai, gal pradėkime nuo to, kad, nežinau, gal paneigs ar patvirtins mano žinias, bet kad visoje mokykloje dirba 1-2 max psichologai ir kaip... Jeigu ir tai dirba, da. Šiaip. Man atrodo, kiekviena mokykla Dabar jau tai turi. Tai yra toks yra, kaip ir reikalavimas, kaip ir turi etatus, kiekviena valstybinė mokykla, vis tik ne visose mokyklose atsiranda tas psichologas, sakykime, ir pagal reikalavimus yra vienas psichologas iki 400 mokinių. Tai kaip jisai gali pastebėti tam tikrus pradinius požymius, jeigu vienas psichologas yra 400. Tai ta svarbi dalis, kad mes esam bendruomenė. Ir dėl to labai svarbus psichologo aspektas yra ne tas, kad jis ims ir pastebės, su visais pasikalbės, bet kaip jis gali padėti bendruomeniai, kaip jis gali padėti mokytojams, kaip jis gali padėti kitiem vaikam. Ir tai, ką mes darom, tai, ką aš darau, tai tikrai mes žiūrim iš perspektyvų individo, ką gali daryti vaikas, kaip jis gali pastebėti, kam jis gali pranešti, kokia jo yra galia. Ar ne? Tada kalbam su mokytojais, kaip jie gali pastebėti, kokie gali būti ženklai, kokių imtis priemonių. Neatiduoti per daug atsakomybių, bet tiesiog žinoti, kaip elgtis. Kad situacijoje, kurioje kažkokia yra krizė, kad aš žinočiau pasirinkimus ir man nebereiktų galvoti. Tai jau būtų įgūdis, kad aš žinau, pamatau, iš karto žinau, kam rašau. Ar ne, kad yra aiškus planas, aiškus algoritmas. Ir čia psichologo dalis mokykla yra itin svarbi. Kur, pavyzdžiui, mūsų klausytojai galėtų rasti tokią instrukciją, ką daryti tokiu atveju? Na, jeigu kalbam apie, pavyzdžiui, savižalą, arba jeigu kalbam apie kažkokias mintis apie savižudybę arba panašius dalykus, tai tikrai informacijos yra nemažai. Ir informacijos tiek iš jaunimo vaikų linijos, tiek iš kitų puslapių yra. Krizinio centro turbūt. Taip. Mes visas nuorodas galime sudėti podcast'o aprašymą. Tikrai yra labai daug įvairios medžiagos ir kuri yra pakankamai paprasta. Ne? Apie tai, kad svarbu tėvams ir mokytams suprasti, kad tai yra pasekmė, tai nėra, kad žmogus ar vaikas yra blogas ir suprasti, kokie ženklai ir požymiai išduoda, kad kažkas vyksta ir kaip tinkamai elgtis. Ar ne, kada pats mokytojas gali, kada turi jau įsikišti administracija, kada svarbu nukreipti specialistui ir koks galėtų būti planas. Nes mes turime daug įvairių organizacijų, įstaigų, kurios veikia. Vis tik gal ko kartais pritrūksta, tai tokio bendradarbiavimo. Ko kartais pritrūksta, žinojimo, o kaip elgtis. Ir aš esu susidūręs asmeniškai su ta situacija, kaip elgtis, jeigu vaikas pajuokaudamas pasako, kad aš paimsiu ir pasmeigsiu. Ar ne? Ką tokiu būdu daryti ir ką ir kur kreiptis. Tai nėra tokia vienareikšmė atsakymo, kurį aš žinočiau, bet iš esmės, tai svarbu ir galima kreiptis, ypač jeigu kalbam apie savižudybės, kadangi tai yra tema patyčios, kurie jau daug metų sukasi Lietuvoje, tai yra labai aiškus algoritmai, kad, pavyzdžiui, jeigu vaikas praneša apie savižudybę arba savižalą ar bando save žalotis, kad privalo įvertinti ir padaryti rizikos įvertinimą psichologas, kuris yra psichikos sveikatos centre arba psichiatrinėje, ar ne, ir tada pasakyti, ką daryti toliau, ar vaikas yra pakankamai saugus. Žodžiu, apskritai atkreipti dėmesį pirmiausia. Taip. Ir jeigu mes kalbam apie kažkokį paauglę, kurie paminėjo, kad norėtų smurtauti kažkaip, ar turi kažkokių tokių minčių, tai lygiai taip pat turėtumėm kreiptis į psichikos sveikatos centrą, arba jeigu tai jau vyksta, kažkoks yra smurtinis atvejis, arba mes esame labai neužtikrinti apie tai, kas gali įvykti, tai žinoma, saugumas yra svarbiausia, dėl to kreiptis į pagalbas, pavyzdžiui, 112 ir tada bandyti suprasti, nes tada įsikiš ir vaikų teisės tos pačios, kurių tikslas yra padėti šeimai, padėti vaikui, padėti suprasti, kas atsitiko, kad vaikas atėjo iki tos situacijos, kuri yra kraupi. Man atrodo, svarbiausias dalykas tai imtis priemonių prevencinių, kad taip neatsitiktų, nes kada jau yra polinkis į tai, yra labai sunku suvaldyti. Ir man toks visada klausimas atrodo, ir save prisimenu, kad mokyklai ten ir chemija buvo, ir kažkokia dailė, tapyba, o psichologijos tai nebuvo.
Dabar Nors yra atrodo, gyvenimo įgūdžių Etika programa. buvo, Tai vat, gal, bet arčiausiai. Gyvenimo įgūdžių programa tai ir mano laikais buvo, bet ten buvo visokie maisto gaminimas, mezgimas, ten, Taip. ko realiai ten visokių nerimų net nepanaudosi, žinai, Bet gyvenime. gal etika tikyba tas arčiausiai, aš, pavyzdžiui, etika Bet buvo visada- labai toli nuo psichologijos. Nu, ten gal pagrindinių visų, bent jau vat, Nu, čia Freudo, ten filosofijos. pavyzdžiui, filosofijos gal daugiausiai. Nors šiek tiek paliesdavau ten, bet aišku, ten palyginus tiek, kiek iš tikrųjų reikėtų ir naudinga būtų, tai tikrai mažai būtų. Bet man atrodo, turėtų būti praktiniai, realiai Taip. užsiėmimai, netgi gal mažose kažkokiose grupėse apie tą pačią komunikaciją, apie patyčias. Gal yra jau ar... Na tai man atrodo, kad kiekviena mokykla skirtingai reaguoja į visą tą situaciją ir turi skirtingus resursus užpildyti tuos, nu, Bet gal čia ne kažkokius poreikius. mokyklos atsakomybė, gal tai būtų švietimo sistemos spraga, kad turėtų bendrai... Na, turim atsižvelgti į tai, kad švietimo sistema irgi yra ribota, ar ne, tai yra vėlgi sistema, tai yra visų pirma šeima, tai tėvų atsakomybė yra auklėti ir ugdyti vaikus, tuo pačiu mokyklos atsakomybė ne juos paruošti atrodo tokiam kaip ir akademiniam gyvenimui, tuo pačiu ir socialiniam gyvenimui. Išmokti kažkokių praktinių dalykų, ne, dėl kurių aš galėčiau pasirinkti, kas aš esu, kaip aš esu. Ir tada šitame mikse plus kažkoks laisvalaikis turėtų sudaryti tas galimybės įgyti socialinius įgūdžius, įgyti supratimą apie save, tas pačias ribas, ar ne, kada pasakyti stop, aš to nenoriu, kada pasakyti, kada būnant stebėtojų patyčių situacijoje pranešti, kam pranešti, ar ne, tai kuo daugiau aiškumo. Ir galvoju dabar, visas pokalbis, kurį dabar turėjom, iš esmės eina apie tą komunikaciją ir ko vėlgi labai norėtų mokyklose aiškumo. Aiškumo vaikui, kas tai yra ir ką gali daryti. Ar ne? Pamato požymį, tai yra, pavyzdžiui, patyčios, tai yra rizikingas elgesys, tai yra kažkoks veipas. Bam, aš iš karto žinau, ką daryti. Pranešu čia ir čia. Suteikiamas anonimiškumas. Taip pat, kad žinotų, ką tėvams daryti. Tėvai taip pat nežino, ką daryti. Mokykla gali atliepti bent truputį tos dalies, ar ne? Kad žinotų, ką mokytojai, ką jiems daryti, su kuo komunikuoti, kaip pranešti, ne? Tai tiesiog aiškumo visame šitame informacijos ir dėmesio lauke. Dabar yra tiek daug visko, tiek viskas susipynė ir labai trūksta aiškumo, rutinos, žinojimo ir buvimo čia ir dabar. Čia ir dabar pagalvojimo, ką aš jaučiu, ką aš dabar darau, ar tai, ką aš darau ir jaučiu, ar tai mane tenkina ir ką aš galiu apie tai padaryti. Mums labai smagu, Ryti, kad tu pas mus atėjai, nes manau labai svarbu šitą temą kalbėti. Ir man atrodo, ta misija, kurią tu darai, yra labai labai svarbi ir mums labai smagu prie jos prisidėti. Ir mes kartu su Ryčiu planuojame daryti mokymus vaikams ir paaugliams apie socialinius įgūdžius, psichologiją, savęs pažinimo, komunikaciją irgi prisidėti prie to, kad daugiau tokių nelaimių Lietuvoje neatsitiktų. Bent jau mažėtų. Arba bent jau tikrai mažėtų. Tai galite užsisakyti mūsų naujienas ir man atrodo, mes greitų metu paskelbsim datas ir registracijas. Tai ačiū labai, Ryti, tam buvo labai, manau, naudinga ir įdomu. Ir labai tikimės, kad jums taip pat. Ačiū. Ačiū jums. Ačiū.